aikštelėje. Ir įdomu. Rutkauskas lieka prie Žiubrį ir koks Kurią rengia svečiai Ronaldas Rutkauskas. Šiame kėlinuke gana neblogai, jokių abejonių jokiose rungtynėse. Labai ir sistemos dėmesį. Rutkauskas greitoje atakoje kaip žaidėjas varosi kamuolį. Labai aukštas. Dabar Modesto Žauneliūnas greiti 5 taškai sugrąžina vėl viltį į Vilkaviškį. 47-32. Tokie skaičiai dabar dega švieslentėje. Rutkauskas. Ronaldas Rutkauskas kiekvienose rungtynėse taip pat pelno po 15 taškų. Čia dar vienas. Nepavyko sutvarkyti su startiniu jauduliu ir epizoodas skrieja pro šalį. Patirties turintis ir legionierių spėjęs pabūti žaidėjas. Čia Pocevičius netikslus, bet Rutkauskas. Pocevičius ir Lukas Valantinas gerokai sunkiau sekasi apsiginti varžovams nuo. Gal paskubėjo jis, nes suteikė šansą dzūkams atsakyti ir tuo naudojasi. Pačiūnas iš toli bandė atsakyti Rokui Stankevičiui, netikslus jo metimas, bet Ronaldas Rutkauskas. Stankis jau kaip pirmasis nuo užputaškį šiandien skrieja pro šalį. Deivisas Rutkauskui pavyko. Rutkauskas 2-2 su Ronaldu Rutkausku duota. Dar turės laiko atsakymui Kretingos komanda, bet kol kas reiktų gintis. Kertinis metimas šios rungtynėse užbaigęs. Vilnie. Žaidė vos 11 minučių, turi surinkęs 10 taškų ir 2 atkovotus kamuolius. Rutkauskas per Roką Pocių. Ir dabar alytiškiai rengia savo ataką. Kazlauskas nusimeta kamuolį Ronaldui Rutkauskai. Labai kruopščiai prižiūri Mažvydas Staniulis. Rutkauskas paliktas ant perimetro naudojasi. Pusėjus kėlinukui jie turi vis dar tą pačią 3 taškų pergalę. Balčiūnas ir antras žaidėjas toje kortoje buvęs startinė 5-4 numerį. Kairė pusė ten uždaryti keliai, bet Danys vėl netikslus ir dar vienas greitas atsakas. Balčiūnas ir vėl ir pats amerikietis jau yra pelnęs 11 taškų, taip kartu su Ronaldu Rutkausku vesdamas į priekį. Pocevičius iš pokarę. Pabaigos. Telšių ekipa jau nesuskaičiuojama, kiek kartų turėjo dviženklę. visiškai pasimetė Perlo krepšininkai, o Alytus žaidžia puikų krepšinį. Čia Ronaldas Rutkauskas. Pasirodymo su Palangos Olimpu. Tasik 48 taškų. Žaidžia baltais marškinėliais su juodai raudonais, kaip jau įprasta ryto sistemai. Žaidžia vilniečiai. Ir dabar gynėjų. Hendolfo situacija. Balčiūnas degina sekundės, Rutkauskas Bytautui, šis netrukdamas nepataiko, bet Rutkauskas taiso. Čia ir taip sumažinti atsilikimą, kuris vis dar yra 5 taškai iki štai šio. Tiek ir pasimetę atrodo Perlo krepšinį. Reguliuoja savo komandos puolimą. 2-2 su Rutkausku idealiai išpildo. Ženklės ribos, 8 yra pelnęs Lukas Kazlauskas, 9 Malikas Deivisas. Didelė šventė ir ruošiamasi, kai puošiama salė įvairiais. Nenori naudoti alytiškiai. Balčiūnas iki galo netiksliai, Rutkauskas jo netikslus metimas, bet pražanga čia prie...